Sveikos mielosios merginos. Štai aš noriu Jums pakviesti pasižiūrėti mano nagų lakų kolekcijos. Tikiuosi, Jums tai bus įdomu. Beje, aš noriu Jums pasakyti, kad aš nieko nereklamuoju, nieko nesigiriu ir visus lakus įsigijau savo pinigus ir tiesiog noriu pasakyti savo nuomonę apie juos ir tiesiog žinau, kad daugeliui tokie video yra įdomus, kadangi aš pati žiūriu tokio pobūdžio videos ir pamaniau, kodėlgi nepadarius tokio pobūdžio video myself. Taigi, jeigu Jums įdomu, prašome likti ir pasižiūrėti. Na štai, pirmiausia, aš noriu apžvelgti, parodyti Jums, kur aš šiuo metu laikau savo nagų lakus. Taigi, yra jie laikomi, yra 3 dėžutės, plastmasinės dėžutės, 1, 2, 3 ir yra taip pat čia tokia, kaip tašė tokia, lagaminėlis didesnis, toliau dar viena kosmetinė ir dar mažytė kosmetinytė. Štai čia visi mano nagų lakai, aš juos esu sudėjusi taip pagal firmą daugmaž, kad man būtų aišku, kai aš kažko ieškau, kai aš noriu kokio lako, kad man būtų aišku. Šios lakus aš sutaupiau maždaug per metus laiko ir, galima pradėti rodyti iš tikrųjų. Nežinau, kaip čia Jums rodyti. Taigi, atidarome pirmą dėžę. Dar noriu pasakyti, kad anksčiau savo lakus aš laikydavau lentynėlę, bet kadangi dabar persikraustėm į kitą vietą gyventi, tos lentynėlės aš net nebeturiu ir net nežinau, tiesiog susidėjau į dėžes, ir bus matyti. Taigi, čia vienintelį tokį turiu OPI Nicole. Jis toksai rožinis, ryškiai rožinis su perlamutru. Kaip sakiau, numerių neskaitysime, tiesiog parodysiu, apžvelgsime, kaip sakant, kaip aš laikau, kaip visa kita. Čia yra sudėtos firmos Barielė. Labai nebloga firma, man patinka, yra gan gražus atspalviai, tepa taip pat neblogai, tačiau pas mane yra labai daug tokių rudeninių tamsių spalvų šitos, todėl labai naudoju rudenį. Taip pat kokia čia spalva. Labai vieną gražią spalvą iš Barielės turėjau, kuri man labai patiko. Tokia. Štai šita spalva, bet nežinau, kaip Jūs mato, tokia kaip mėlyna, tokia, nežinau, tikriausiai taip labai gerai nematote. Per kamerą vis tiek spalvos neperteikia, o čia tokia geltona. Štai iki čia Barielės, toliau yra čia OPI. Čia yra nagų lakas, kaip smėlinis toksai. Ir toliau žiūrime. Šita spalvytė man labai graži, tokia rožinė tiesiog. Tiesiog nei ryški, nei neriški, tokia rožinė. Ir OPI man firma tikrai labai patinka, labai viena iš mano mėgstamiausių. Galima pasakyti. Štai šita spalva tokia graži, tokia pilka su melsva ir blizgesys, toksai blizgesys. Tikrai labai, labai šauni spalvytė. Toliau. Čia taip pat tokia. Čia turiu 2 oranžinės. Jos labai panašios, bet šiek tiek atspalviai skiriasi iš tikrųjų. Bet oranžinių šiaip labai mažai dažau. Nežinau, Halloween'o reikia laukti turbūt. Toliau čia žiūrime, yra 4 spalvytės iš Headline Colors, tokia auksinė.
iš tų headline colors man mėgstamiausia yra šita Baby Blue, kuri vadinasi, kaip jinai vadinasi, Poolside Party. Taigi labai nuostabi spalva šita. Labai. Ir čia kas dar yra? Yra iš Gošo. Oi, oh my god. Taipgi yra čia rožinė, yra šviesiai rožinė, bubblegum, ištepta. Toliau blizgesys, labai man patinka tokius blizgesius, kadangi galima papuošti bet kokį makiažą. Bet kokį makiažą galima papuošti tokiais blizgesiais. Galima panaudoti tikrai visur. Žiūriu, kad čia jau mano... Aš šiandien nusilakavau nagus ir žiūriu, jau nuėjo. Ką aš dariau, kad aš taip sugadinu staigiai savo makiažą. Čia su tokiu, šito man nelabai patinka su tokiais per daug tokie blizgiai. Nežinau, kodėl aš jį pirkau iš tikrųjų. Na ir 3 dar Gošo yra mažiukai, tokie mažesnio tūrio, mėlynas, rūžavas taip pat ir žalsvas, toksai tamsiai žalsvas toksai. Taigi, apžvelgėme šitą dėžutę, va tas lakas netelpa ir šitas taip pat netelpa, todėl laikau jos ant viršaus. Uždarome ir judame prie kitos dėžutės. Wow, aš žiūriu, jau 6 minutės kalbu, o dar nei pusę neapžvelgėm. Taigi, greitai žiūrime, čia firma yra Sally Hansen ir šita visa dėžutė yra grinai Sally Hansen. Tik tais šitie 2 yra taip pat Sally Hansen, tik tais iš kitos linijos, kaip sakant, yra Insta-Dry, rožinė ir violetinė. Tikrai labai greitai džiūna, labai man jie patinka, labai faini lakiukai. O čia visi kiti, kaip čia jums parodžius, gal čia per dėžę parodyti, kaip čia tos spalvos. Čia va taip pat toks blizgesys, kur pasipuošti, taip pat tinka bet kokį makiažą papuošti. Taigi... Turiu tikrai įvairiausių spalvyčių, nuo tamsiausios iki šviesiausios, tokios auksinės. Tačiau čia turiu kelias spalvytės iš Sally Hansen Miracle Gel, kur užtepi, pavyzdžiui, šitą ir paskui užtepi spalvą ir užtepi paskui šitą juodą. Čia yra tiesiog, jis aišku ne juodas, jis yra permatomas, tas, kur kaip top coatas, tačiau išlaiko spalvą ilgai, tikrai apie savaitę laiko. Tikrai, aš buvau pasidarius makiažą, labai skubu ir tiesiog pinasi žodžiai. Buvau pasidarius manikiūrą ir tikrai laikė man savaitę. Na, bet žinoma, ir taip pat vėl priklausys, kiek su rankomis darbo darysi. Jeigu ten daug į vandenį mirkysim, plausim indelius ar kažką, tai žinoma greičiau ir nusitrins. Vis tiek. Nesvarbu, koks stebuklingas bebūtų. Taigi, judame prie sekančios dėžutės, kurioje yra keletas jau skirtingų firmelių. Tai yra, pirmiausia, matome Isadora. Labai myliu šitą spalvą. Čia yra graffiti top, bet taip suskeldėja užtepė ir suskeldėja taip gražiai. Čia yra tokia pati spalva, tiesiog nagų lakas, tokia rūžava. Paskui dar yra kokia čia violetinė, yra žalsva. Taip pat nebloga spalva, tokia vasariška, pavasariška. Toliau Maybelline. Šita linija ir šita linija yra Maybelline. Kaip matote, šita spalva tikrai man labai patinka. Turi tokią atspalvį, tokią rūžavą, bet turi šiek tiek tokio violetinumo, kaip sakant, pereinamo tokio. Na, čia šviesi, tokia perlamutrinė, perlamutrinių kažkaip, nežinau, nesilakoju. Kažkada gal patiko man, aš, nežinau, kažkaip.
gal ir nebloga spalva, bet kaip užtepi kažkaip nelabai ant piršto, nežinau. Ant nago tai yra. Kažkaip, bent jau šiuo metu man labiau pradėjo patikti matinės spalvytės arba su subtiliu blizgesiuku. Toliau yra 3 spalvytės Borgys. Yra 6 spalvytės Orly. Daugiau skubu, ne per daug čia. Toliau yra Nails Ink. Taip pat labai gražus blizgesys, violetinis. Taip pat čia yra kai juodas su violetiniu ir su blizgesiu. Labai man patinka Nails Ink. Ir kokybė, labai gera kokybė. Super. Labai geri nagų lakai. Jeigu kada, nežinau, pasakys progams pirkti, ir gal jūs pačios naudojate tokius, tikrai rekomenduoju šitos nagų lakus. Labai nuostabus, labai gražios spalvos, labai gerai tepasi. Labai. Toliau iš Revlono. Nežinau, neblogi nagų lakai, turi jie kvapą, labai skaniai kvepia. Iš tikrųjų, tik tais man buteliukai pradėjo nusivalyti, nežinau kodėl. Iš karto, tik pirmą dieną nusipirkau ir iš karto man buteliukai nusivarė. Tai, nežinau, viški, padarai su nagučiu ar su ranka ir valosi, tiesiog eina. Pats nagų lakas tikrai kokybiškas, tačiau galiu pasakyti, taip nelabai kokybiškai užrašai uždėti. Na ir štai ir viskas. Toliau judame prie lagaminėlio didžiausio, arba ne, tiesiog judame toliau, kas čia buvo mažiausia kosmetinė. Atidarom. Ir ką randam? Randam. Štai mano vienintelis L'Oreal toksai. Aš turiu, žinoma, daugiau L'Oreal, tačiau būtent iš šitos linijos yra su 2 galais. Turiu vienintelį, su kuriuo nusilakavau šiandieną. Štai jau jūs matėte tikriausiai. Buvau video įkėlusi. Toliau yra Nails Ink. Oi, kokie jie mėly. Dievinu tokius mažiukus. Labai šitas mielas. Labai taip pat. Labai kokiai šventiai. Ir visi šitie violetiniai atspalviai yra tiesiog nuostabus. Jie visi violetiniai, bet skirtingi. Vienas ir užaugumą, kitas į melsvumą, kitas ir tokį tamsesnę. Tas toksai. Ir dar jų yra, kokia čia dar raudonas. Kaip matote, grožis. 2 tokius blizgesius turiu vienodus, silver ones, ir raudoną tokį. Ir toliau, kaip matote, čia yra iš L'Orealio. Šičia iki čia. Visas šitas yra iš L'Orealio. Mėlynos spalvytės, įvairios spalvytės yra čia iš L'Orealio. Tokios ir natūralesnės. L'Orealio firmelė man taip pat yra nebloga. Patinka šita miela spalva tokia šviesiai rožinė. Kaip jinai čia vadinasi? Ingenious Rose. Very interesting. Toliau čia kokia Flashing Lilac. Tiesa, dar iš Nails Ink. Čia yra spalvoti tokie. Oi, žiūriu, kad nefokusuoja. Fokusavo. Tokie spalvoti blizgučiai. Kaip matote. Na ir čia yra iš Mavalos firmos. Taip pat Mavala firma yra labai nuostabi firma. Man patinka jie tokie mažyčiai, lakiukai. Labai. Jeigu kur į kelionę važiuoti, tikrai visada aš pasiemu kokios atostogos, įsimetu kelis Mavalos, nes kadangi nesidėsi ten kaip Sally Hansen didžiausio butelio. Tačiau iš Mavalos, ar iš L'Oreal, ar iš mažų Nails Ink. Bet dažniausiai aš deduosi Mavalos, kada aš važiuoju kažkur į kelionę, atostogauti. Jie lengvučiai, mažučiai ir labai gražios spalvytės.
Tikrai nuostabus. Aš čia taip pat ištraukiu. Na, neparodysiu, kaip sakiau, čia kiekvienos spalvos. Tačiau taip maždaug tiesiog tokia apžvalgėlė. Padarome ir viskas. Susitvarkysim. Na, toliau judame prie sekančio krepšelio. Ir ką jame randame? Jame randame įvairūs nagų priemonės. Čia dirbtiniai nagai, klijuoti tokie. Kiss Gel Fantasy. O, jie kainavo tik 2 eurai. Tikrai gan pigus. Aš manau, čia tokie lipdukai puošti nagams daryti įvairiausius įvairiausias puošmenas. Toliau čia taip pat yra klijuojami nagai. Va, su tokiais, kur tą laką rodžiau iš Izadoros, jis va taip padaro, taip skilinėja. O čia tiesiog klijuojami jau. Čia dar turiu keletą tokių bling bling. Bling matau parašyta. Kaip čia jums parodyti geriau. Visokie blizgučiai, visokie nail strips, puošti nagams. Kažkokie dar čia nail wraps. Aš iš tikrųjų nebandžiau dar nei karto, tai negaliu nieko pasakyti apie juos. Bet va čia dar su povo labai man šitie gražus. Labai. Būtinai reikės man išbandyti šitus. Kažkaip nemaniau, kad jie dar tokie gražus. Kažkaip buvau pamiršus, atrodo. Ir čia šitie. Štaigi turiu 1, 2, 3, 4. Na va. Ir čia dar keletas tokių. Taip, štai. Ir toliau. Na čia aš juos naudoju, jeigu noriu ten uždengti kokią nago vietą, ten kitą pabrėžti, kad apsaugot. Nu, žodžiu, praverčia man šitos juostelės. Tingiu dabar pasakoti ten kaip ir ką darau. Gal kitam kartui. Štai keletas tokių, kaip matote, blizgučių. Oranžinis, juodas, rožinis ir dar vienas kažkur turi būti. Oi, dabar neieškosiu, bet va, ir čia yra piešti galima, vienas galas piešia, puošti nagą ir čia kitame gale atsisuka ir galima puoštis tais deimantukais. Čia su rožiniu deimantukai, čia su oranžiniu, čia juodi deimantukai ir, kaip sakiau, šitas galas piešia ant nago. Toliau taip pat čia nago pieštukas. Čia manikiūrą nuvalyti iš Sally Hansen. Toliau čia yra nagų lakai iš LA Colors. Galiu pasakyti, LA Colors yra pigi firma ir gan tokia nebloga. Čia rašo with hardeners atseit ir viską. Ir taip, nu nežinau, gražus atrodo, bet pusė, kiek aš čia turiu, man nepatinka. Pavyzdžiui, kad ir šita geltona, jinai niekam tikusi yra, labai blogai dengia, taip. Tik keletas spalvyčių, nu šita, šita rožinė, tik vienos aš tikrai nelakuočiau, nebent ant viršaus kažkokios, pavyzdžiui, kitos rožinės, kad šiek tiek perlamutrų uždėtum kažką. Nu, va šita dengia normaliai, bet šiaip nelabai. LA Colors aš esu, na, už 2 eurus, jie kainuoja 2 eurus, už 2 eurus tai apsimoka, bet daugiau nemokėčiau tikrai. Na, va, štai dar vienas puošmena auksinė. Ir čia toliau visi yra dar keli flamasteriai piešti ant nagų iš Sharpie kažkokio tais. Ir čia Kiss, Nail Artist, kaip matote. Na ir toliau čia dar keletas nagų. Čia, kaip sakant, šiame laikau daugiausiai, kur nagus puošti. Šiame. Tiesiog nagų puošybos reikmenis. Laikau šiame
šioje kosmetinėje. Toliau skubame prie paskutinio lagaminėlio. Štai. Čia turiu nail drying spray. Na, aš jo dar nenaudoju, man čia draugė padovanojo, kada man čia padovanojo ant kalėdų ar naujų metų, man padovanojo ir aš jo dar nenaudoju. Kažkaip nežinau, reikės pabandyti. Čia valyti quickies, nusivalyti kvepiantis toksai, visai nieko, mažytis toksai, labai patogu, kur į kelionę ar ką. Labai patogu. Toliau, čia turiu taip, su tais rutuliukais. Šį taip pat gavau dovanų nuo pusbrolio šeimos. Per kalėdas ar per naujuosius. Dar nebandžiau. Reikės bandyti, čia, žinote, nusilakuoji ir tuos čia beri ant viršaus ir gaunasi vat štai tokie nagučiai. Iš tikrųjų labai įdomu būtų išbandyti. Aš turiu daugiau tokių panašių, bet dar nebandžiau. Vis netrandu laiko kažkaip čia žaisti su tais nagais. Na štai, čia yra daugiau tokie nagų priežiūros, tokios priemonės, base coatai, top coatai, maximum growth, kaip matote, vitaminai nagams, aliejukai, kaip matome, kad greičiau nudžiūtų iš Sally Hansen. Na ir įvairios dildytės. Štai įvairios dildytės ir žirklytės ir skirtukai, vienu žodžiu, visa kita. Šitas labai, galiu pasakyti, geras dalykas iš Sally Hansen Cuticle Remover, Gel Cuticle Remover. Labai nuostabus dalykas, jau matot, jau kiek išnaudojau aš jo, tikrai naudoju dažnai, kai tik tai sodelės atauga, iš karto šį naudoju. Taigi, toliau judame. Ai, čia irgi iš Cutex Moisturize Guard, taip pat nuvalo tokios atskirai įpakuotos. Irgi taip pat labai kelionėje patogu pasimti, nusivalyti nagučius. Toliau dar turiu 2 dėžutės nusipirkusi iš Lakuros. Čia jos buvo nebrangios, bet man labai gražios, tokios šventišką galima manikiūrą pasidaryti. Ir tokia spalvytė, čia juoda su auksiniu, su geltonu, ir čia tokia rūžava, raudona ir štai tokie burbuliukai. Tokie įvairūs burbuliukai, čia tokie, Ir toliau dar turiu, čia vieną su burbuliukais turiu iš šitų, iš V7 Magic. V7 firma man, kaip sakiau, tikrai patinka. V7 aš turiu ir šešėlių paletės kelias. Ir teptuką nusipirkau šiandien makiažui daryti ir man tikrai patinka. Yra pigi firma, bet jinai yra gan kokybiški produktai iš tos firmos. Čia vat to užsitepi, čia ant viršaus. Na, čia yra Maybelline, gražučiai lakučiai, čia pavasaris, čia nesenai įsigijau, tokia graži pink spalvytė, bet daugiau viskas aš lakų nebeperku, nes kadangi aš jų tikrai daug turiu ir aš nežinau, aš tikrai tiek neišlakuosiu, nežinau, kol aš išlakuosiu čia tiek. Tiesiog, na, bet tikrai jau man yra tikrai iš ko pasirinkti, dar čia keletas tokių blizgių. Čia iš Essence jau tokie pigesni lakiukai. Baltas čia iš NYX. Na ir manau užteks čia mums žiūrėti. Viską apžvelgėme šiam kartui. Štai užtrukome tikrai ilgai
Bet dar pamiršau parodyti dar 2 tokius lakiukus labai mielus, kuriuos laikiau ant savo kosmetinio stalelio. Štai su tokiu banteliu, tas bantukas ir čia buvo, tačiau jis man nukrito. Bet tai nieko tokio, nieko baisaus, jie labai gražus, tokie vasariškos spalvos, tokia šviesiai žalia ir tokia rožinė, labai mielos spalvytės. Taigi, ačiū merginos, kad žiūrėjote, tikiuosi jums buvo įdomu. Ir nenoriu daugiau čia nieko kalbėti, kadangi laikas eina. Ir susitiksime sekančiuose video. Ačiū labai.